Indoeuropiečiai gimė 5 tūkstantmetyje prieš Kristų. Vieni juos kildina iš Kaspijos stepių, kiti jų ieško Mažojoje Azijoje, žemėse tarp Baltijos ir Juodosios jūrų arba tik Baltijos jūros aplinkoje. Kaspijos stepių indoeuropiečiai, kurganų kultūros žmonės, buvo karingi klajokliai, gyvulių augintojai ir medžiotojai. Jie garbino vyriškus dievus, visatos kūrėjus, karių ir gyvulių augintojų globėjus. Turėjo savo valdovus, gerus ginklus ir žirgus. Apie 4300 metų prieš Kristų jie įsiveržė į centrinę Europą, į moterų karalienių ir moteriškų dievų valdomą senąją Europą. Yra sakančių, kad jo žmonės buvo taikingi, nepažino nei žirgų, nei ginklų. Indoeuropiečiai atnešė savo kalbą, savus dievus, savus papročius ir visuomenės sanklodą, o senoji Europa juos išmokė įdirbti žemę ir įvairių kitų amatų. Taip jiems gyvenant 4 tūkstantmečio prieš Kristų pabaigoje prasidėjo didysis indoeuropiečių žygis į Baltijos jūros erdves, į šiaurines senosios Europos žemes.